Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pradėkite nuo diagnostikos. Jei jūsų Lenovo IdeaPad 530S ekranas yra sulūžęs, pirmiausia įsitikinkite, kad tai tik ekranas, o ne kiti komponentai. Tai galite padaryti atlikdami nemokamą diagnostiką. Paskambinkite į mūsų centrą ir užsisakykite. Mūsų specialistai atliks greitą patikrinimą ir pasakys, kas yra sugedę. Jei ekranas tikrai sulūžęs, galite pasirinkti remontą patys arba pasinaudoti mūsų paslaugomis. Mes siūlome patogią paslaugą – ekrano paėmimą iš jūsų namų. Tai ypač naudinga, jei neturite laiko ar noro vykti į servisą. Prieš pradedant remontą, jums reikės šių įrankių – atsuktuvo komplekto, plono plastikinio įrankio, kad atidarytumėte įrenginį, ir naujo ekrano, kurį galite įsigyti mūsų parduotuvėje arba užsisakyti internetu. Išjunkite nešiojamąjį kompiuterį ir atjunkite visus priedus. Įsitikinkite, kad įrenginys visiškai įsikrovęs, kad būtų išvengta trumpųjų jungimų. Naudodami atsuktuvą, atsukite visus varžtus, kurie laikys ekrano rėmelį. Paprastai tai yra keletas varžtų šonuose ir apačioje. Būkite atsargūs, kad neprarastumėte varžtų. Naudokite plastikinį įrankį, kad atsargiai atidarytumėte ekraną. Pradėkite nuo kampų ir lėtai stumkite įrankį tarp rėmelio ir korpuso, kad atlaisvintumėte ekraną. Kai ekranas bus atlaisvintas, atsargiai atjunkite kabelius, jungiančius ekraną su pagrindinė plokšte. Būkite labai atsargūs, nes šie kabeliai gali būti trapūs. Dabar galite įdėti naują ekraną atvirkštinę tvarką. Pirmiausia, prijunkite kabelius, tada užfiksuokite ekraną vietoje. Uždėkite ekrano rėmelį atgal ir prisukite visus varžtus. Įsitikinkite, kad viskas gerai pritvirtinta ir nėra laisvų detalių. Prijunkite kompiuterį prie maitinimo šaltinio ir įjunkite. Patikrinkite, ar naujas ekranas veikia tinkamai. Jei viskas gerai, džiaukitės naujų ekranu. Jei patys atlikus remontą vis tiek kyla problemų, kreipkitės į mus dėl profesionalaus remonto. Prieš remontą pateiksime kainos pasiūlymą, kad žinotumėte, kiek tai kainuos. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.